treniruotė praėjo gerai, iš tikrųjų, kaip pasakau, pirmą kartą Padauguvoj mūsų krepšinio aikštelė tokia treniruotė ir su sporto biržos puikia trenerė Viltė. Iš tikrųjų, labai svarbu, kad ta treniruotė vyko, kaip pasakau, mūsų bendruomeniai, pačioje aikštelėje ir kiekvienas žmogus matė gyvai trenerį. Ir tai svarbu, nes, kaip pasakau, ir pastabos, ir tie palinkėjimai, kuriuos įsakė trenerė, atkreipdama dėmesį, pataisydama kiekvieno žmogaus, sakykime, daromą pratimą, yra labai svarbu tas prisilietimas ir pagarba, ir parodymas žmogui, kad jisai stengiasi daro, jeigu jam neišeina, padeda. Nes tuos dalykus žmogus prisimins ir per video mankštas, kurias mes internetu darysim kartu. Tai šitas yra labai svarbu turbūt visiems. Ir kitas dalykas, kad, kaip pasakau, kai atmosfera yra tokia puikia, kaip šiandien ir oras, ir bendruomenės narių nuotaika aktyviai praleisti treniruotę, pasisemti naujų idėjų, tai tiesiog labai smagu, kad bendruomenė imliai reaguoja į tai. Šitas projektas yra jau kelintas mūsų bendruomenės sveikatos srity, nes mes galvojam, kad sveikata, įgūdžių formavimas, tai sveika mityba, ar tai aktyvus gyvenimo būdas ir leidimas yra labai svarbu bendruomeniai. Ir šitas mūsų projektas vadinasi Aš galiu, noriu ir turiu būti sveikas. Nes iš tikrųjų, kaip pasakau, jeigu pastangos kyla iš žmogaus, jisai gali realizuoti save, gali išmokti kažkokių, sakykime, pagrindų, teorinių ar ne, juos praktiškai pritaikyti. Ir praktiškai, kaip pasakau, jeigu per keletą treniruočių atsiranda įgūdžiai ir žmogus sportuoja, eina, renkasi, grupelėmis daro, tai ar individualiai, ar, sakykime, kažkur bendruomenės centre, tai yra labai svarbu kiekvienam žmogui. Tai šitas projektas susideda iš kelių tokių veiklų pagrindinių, sveikos mitybos, tai teorinės paskaitos ir, kaip pasakau, kartu susirenkam su Visuomenės sveikatos biuro, Kauno rajono Visuomenės sveikatos biuro specialistais, mokinamės gaminti sveikas salotas, kokios jos turėtų būti, ir ne, kaip pasakau, ne balta mišrainė, bet sveikas maistas. Taip pat mes šiandieną atlikom tą pagrindinę parodomąją treniruotę su sportos biržos trenerė Viltė. Tai buvo kaip akcentas mūsų parodyti žmonėms, kad yra įdomių veiklų, kaip pasakau, kai nereikia niekur važiuoti, kai atvažiuoja pas tave treneris, parodo, kaip reikia sportuoti, dirbti ir tada gali nuotoliniu būdu per internetą žiūrėti tas mankštas ir sportuoti kartu. Tai yra labai svarbu žmogui, kad ta paslauga ateina prie žmogaus. Tos veiklos ateina į pačią bendruomenę. Ir tada svarbu, kaip pasakau, kad žmogus gali savo jaukioje erdvėje sportuoti, užsimti tom veiklom, kurios jam įdomios. Taip pat prie šitų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo taip pat yra labai svarbu žinoti, kaip suvaldyti stresą. Nes stresas yra, kaip pasakau, mūsų pagrindinis turbūt palydovas tiek darbe, tiek namuose, visoje mūsų gyvenimo veikloje. Tai mes mokinsimės, kaip tą stresą mažinti. Taip pat turėsim teorinę paskaitą ir praktinius tokius užsiėmimus. Kaip atsikratyti to streso, kad problemų iš darbo nesinešti į namus, kaip pasakau, ir negyventi savimi savo namų aplinkoje. Tai va, šitie visi trys dalykai yra svarbiausia, kurie bus apjungti projekto metu. Ir tada, aišku, mes atliksim dar ir anketavimo būdu, apklausim žmonės, kaip pasakau, išmatuosim tą būklę prieš projektą ir po projekto. Kiek, kaip pasakau, žmogus jaučiasi geriau po projekto įgyvendintų veiklų. Tada pristatysim savo bendruomeniai gyvendinto projekto rezultatus.